Valio. Bandau dar kartelį jungtis ir su Svajonė pasirepetavom truputėlį, tai aš labai tikiuosi, kad jie išeis šį kartą prisijungti. Ir laukiu dabar Svajonės, ar išeina jai prisijungti į šitą laivą. Na, kažkaip dar matau, kad lėtai. O, laukiam Svajonės. Panašu, kad vėl kažkas galbūt neišeina, nes nežinau, kas čia vyksta. O, pagaliau. Gerai, spaudžiam. Štai, svarbiausia yra stengtis. Čia jau tikrajam? Jau tikrajam, pasijungiam pagaliau. Gal reiktų kamerą biškai pasireguliuoti. Ar išeina kamerą pasireguliuoti, nes labai viršui daug vietos kažkaip. Pas mane, ne, nu tai aš pastatyti. O, gal netgi dabar geriau. Na, gerai, tai sveika prisijungus, nevaisant visų trukdžių, kaip laikaisi. Ar gerai girdžiuosi aš? Man tai gerai. Liuks. Nu va, pagaliau. Žinai, pagalvojau, kad tu labai gera svajotoja. Aš tai labai gera svajotoja. Iš esmės, kai buvom gyvam susitikime, tai pasakiau 100 000 ir pas mane visą laiką metiniai eidavo. Visos svajonės yra metinės, žinai. Nes versluose nebūna, kad taip stabiliai būtų tokia tiesioji, žinai, tai maždaug toks subendrinimas būdavo, ten noriu 50, noriu 100, noriu ten toliau. Ir sakau, merginos taip pradėti nuo 100 per metus, žinai. Nes, tai nėra kažkas tai kosmiško. Net ir Lietuvos masteliais yra laisvai pasiekiama. Taip, ir aš atsimenu, per tą mūsų gyvą susitikimą mes ten bandėm užsirašyti kažkiek mažiau ir ganėtinai sunkiai sekėsi ten net 20 užrašyti svajonių, ten reikėjo dar gerai pagalvoti, tai kad tą 100 turėti, tai man atrodo, tu sakai, po 50 pasidaro lengviau. Realiai, ne vienam, nes po 20 tik tai atsiranda tas, žinai, mygtukas. Gal po 50, bet 20 ir tai nėra jau lengva sugalvoti. Jo, bet po 20 įsijungia kitas kvepavimas. Ir supranti tada, kad, tai davai dabar belekokias, žinai. Jo. Bet tos belekokias dažniausiai būna tos tikrosios. Sakau, mano dukros buvo ten, noriu ten lazaniją valgyti 3 kartus per dieną, žinai, kažkiek tai po to, arba ten noriu ten į ketvirtį nueiti į Grill Brazilą. Tokias atrodo, žinai, visiškai būtinės, o po to baigėsi, kad aš noriu Hongkongo aplankyti ir ten dar kažką tai, nuo pačių paprasčiausių iki pačių sudėtingiausių, žinai, svajonės tai nėra, kad kažkas tai būtų, kad svajonės gali būti ir dienos bėgyje, savaitės bėgyje, gali būti metų bėgyje, 3 metų, daugiau negu 3 metai, tai smegenys neišneša tiesiog. Tiesiog turi būti suskaidyta, kad bent jau į 3 metus. Ir, nors ne, gal net neskaidyti, nes tai, ką pagalvoju, per 3 metus kartais įvyksta per metus. Tai aš gal norėčiau pirmą pakviesti tave prisistatyti, nes aš labai bandžiau kažkokią aprašymą padaryti šitam pokalbiui, bet iš tiek, kiek tu papasakai man apie save, labai buvo nelengva tą aprašymą padaryti ar kažkaip trumpai. Tai gal tu pati prisistatytum, ką papasakotum apie save. Jeigu labai trumpai, tai svajonių meistrė.
kai svajonės troškimus paverti realybę, užtikrintai ir ramiai, ir jie tampa prisiminimais. Ir tiesiog kelionė nuo vienos iki kitos svajonės išsipildymo, neprarandant entuzijazmo. Taip, bet tavo kelionė tokia buvo labai vingiuota, aš kaip suprantu, ir keitėsi labai tas gyvenimas. Tai visų pirma, tu, kiek žinau, esi 4 vaikų mama, išsiskyrusi, daug visko patyrusi, anksčiau dirbusi bankuose, taip pat dabar, kaip suprantu, kažką su kripto darai ar darai, nežinau labai, bet kažką mačiau apie kripto. Taip pat apie mentorystę, taip pat, žinau, mokysi pas labai įvairius užsienio mokytojus marketingo ir pardavimų ir labai daug žinių sukaupiai. Tai tas ne tik svajoji, bet ir kažką darai dar turbūt. Implementuoju. Ne, realiai tai viskasgi prasideda kas pas mus nuo paauglystės. Paauglystės, kai svajojam ir gerai, jeigu šalia atsiranda tie žmonės, kurie tave palaiko labai stipriai. Aš svajojau apie sceną, slapta nuo mamos, galvojau, kad prodiuserius reikia ieškoti ir ten dar kažką, nes važiuodavau braškių rinkti kas 3 dieną ir braškės rinkdama dainuodavau. Bet tas scenos matyt poreikis kažkoks tai buvo, arba pripažinimo, arba palaikymo, arba dar kažko tai, bet mama labai fainai nukirto, sako, baig svajoti, ką nors rimta, sako. Ir mane nukreipė į programavimą, ta prasme, į sustiprintą matematikos mokyklą ir aš tenai sakiau, uždarykit mane kabinete, aš programuosiu. Aš pasinėriau, nes naujienos man irgi labai technologijos. Tai programavimo ten visiškai 10-ukais baigiau ir vienus metus tik paprogramavau ir sakau, ne, kol kompiuteris man labas nepasakys, tol jisai palauks. Nes, sėdėti prie kompo tik tai su kompiuteriu kažką daryti, tai, ne tik man reikia komunikacijos. Ir tada gavosi, kad aš sakau, aš vasarą kaip tik jau sakau, kaip fainai būtų banke dirbti. Po 2 mėnesių aš tranzuoju, vadinasi, ir mane ten ilga istorija, čia aš neplėtosiu jos, bet po 2 savaičių, po 2 mėnesių aš tranzuoju, aš susitinku žmogų, pokalbio metu jis mane priveža iki pat mano namų ir man išlipant klausia, o tu nori banke dirbti? Aš tai suhuoti, čia visi nori. Ir jau lipu iš mašinos. Jie sako, aš klausiu, ar tu nori. Tada, aha, sakau, tai žinai, aš neturiu išsilavinimo, aš neturiu marketingo, rinkos suvokimo, aš neturiu to, sako, aš neklausiu, ko tu neturi, aš klausiu, ar tu nori. Ir mane taip vėl sustabdė, aš galvoju, įkyriai prispaudė prie sieną, žinai. Ir aš tada taip visą prisimenu, kad labai surimtėjau ir sakau, noriu. Ir buvau visai net užmiršęs, kad aš vasarą sakiau, kaip būtų faina čia dirbti. Tai ir aš dar po 2 savaičių, žodžiu, mano CV-kas atsidūrė ant prezidentės stalo ir aš tenai konkuravau tuo metu ten 22 metų mergaitė su 50 metų moterim ir faktas, kad nugalėjau ir atsiradau banke, kur praktiškai 10-12 metų aš ten išdirbau, bet kas yra tenai blogiausiai, kad tu matai, kaip projektai eina, dideli įvairūs idėjos ir tu nieko negali padaryti. Realiai, nes tavo darbas yra nuo iki, tu prasėdi totaliai, vakare grįžti, šeima, labai mažai laiko turi ir tos idėjos vystosi, o ir čia tą galėčiau, ir aną galėčiau ir laiko nėra. Ir tas 10 metų bėga, bet aš kiekvieną rytą turėjau tokį ritualą, aš kai ateidavau, kiti eina kavutės gert, o aš klausydavau stiprių, turtingų, sėkmingų, tuo metu Eric Voro 5 minučių video. Ir maitindavau savo protą, kaip praplėsti, kaip daugiau matyti, kaip daugiau suprasti, kokie yra ten principai apskritai. Prisimenu dar Dynamind kursus, kai buvo irgi ten kaip tikslai, nes man nesisekė absoliučiai lietuvių. Aš žiūriu tavo straipsnius, galvoju, fantastika, tarsi man visiškai ta
visas dėstymas minčių, tai yra katastrofa visiška ir mama sako, okei, tai aš tave nuvesiu į dar 11 klasį ir tą patį aš pakartoju, vadinu Mindas, nuvesiu į kursus ir tau bus geriau galbūt atsiminti, nes aš skaitydavau po 5 kartus, sakykime, kokią Salomėjos Nėries biografiją ir aš vis tiek negalėdavau jos papasakoti, nu, kažkas tai tokio. Ir tos kursus mums pamokino, kaip greitai mokintis užsienio kalbų, kaip greitai suvokimas teksto, dvigubai greičiau skaityti, nu dabar jau fotoskaitimo, aš praktiškai skaitau greičiau negu klausau, jeigu man reikia perklausyti knygą. Ir aš kiek supratau, tu labai gerai ir atsimeni dalykus, nes tu ten iš karto tą pacituoji, aną pacituoji, čia girdėjau ten tą, aną, aš, pavyzdžiui, tokios savybės neturiu, aš gal labai daug visko skaitau, bet aš kažkaip galbūt netaip susisteminu tą informaciją, aš labiau per jausmą suvokiu tą pasaulį, jeigu man pat reikėtų ten pacituoti kažką, dabar ruošiuosi kalbai kaip tik rytojaus ir bandau prisiminti kažkokius žymius posakius žmonių ar kažką tai ir kažkaip nėra failo pas mane, tai galvoju, kažkas kažkur lieka, tai aš labai žavėjausi, kad kažkaip tu labai taip atrenki tą informaciją, gal čia irgi kažkas suprogramuotas taip smegenis ir tada, aha, tai šitai situacijai čia va kažkas kažką sakė, kažką žinau, čia tas ir taip labai, nu, labai gerai viskas. Smegenys, žinok, taip užprogramuotas, aš kartais turiu slėpti informaciją, nes aš praktiškai turėjau 10 lūžių, aš iki valandų tikslumą žinau, net kokią valandą visą tai vyko, visus 10. Ir bet kokių ten telefonus aš iki šiol mintinai galiu pasakyti praktiškai. Bent vieną kartą aš surinkus, suvedus į savo kontaktų knygutę, man, aš, nu, va, kažkaip va taip yra, žinai, kad atmintis, va tose kursuose dar ir išlavino, pavyzdžiui, kiekvieną ten kalendorių galiu pasakyti, ten, kuri ten lapkričio 5, kelintadienis bus ir taip toliau. Nu, vieną kartą tą sistemą įsivedi savo į smegenis, vieną kartą pradžioje metų ir po to tu praktiškai žinai viską. Tai, nu, va, man viskas su sistema, žinai, pas tave viskas su strategija, pas mane viskas su sistema. Tai reikia ir to, nes tu tikrai jo sakai, kad labai sistemos reikalingos ir man įsiminė vienas tavo pasakymas, nes tu nelabai lengva kažką rasti apie tave socialiniai medijai ir tu sakai, ai, neturi laiko socialiniai medijai būti, pas tave viskas vyksta per sistemas, kurias tu turi. Tai gal tu papasakotum daugiau apie tas sistemas ir vat, ką turėjo omeny? Sistemos tai yra tam tikros platformos, per kurias, pavyzdžiui, gal pasakysiu, kaip su marketingu, žinai, susidūriau ir visom tom sistemom, nes po skyrybų 16 metais procesas buvo labai sunkus, tenai 3 metai, nu, labai stipriai mane ten norėjo supurtyti, maždaug to atšliauši dar pas mane, nu, nesakau. Tai kažkaip ta emocinė būsena išsitęsusi per ten apylinkės, apygardos, aukščiausius teismus, negali normaliai išeiti į viešumą, nes, nu, būsena tokia, kad toks jausmas, kad jau su savim kalbi. O vis tiek, taigi, nu, vaikai ant manęs, tik aš išlaikau, niekas neprisideda, man kažkaip juos reikia maitinti ir taip toliau. Ir aš prisimenu, patekau į vieną platformą, kur, nu, kaip ir nereikia veidų, bet jinai yra marketinginė platforma. Aš dabar nesuprantu, ar čia tas live baigėsi, ar jis dar vis čia tęsiasi, nes man čia rodo per kitur, kad jis baigėsi, tai nežinau. Nu, mes live kaip ir rodo. Ar galite kas nors pakomentuoti, nes ant grupės man rašo, kad laivas baigėsi. Gerai, Aistė parašė, kad tęsis. Gerai. Ačiū. Kai aš kaip ir platformai dalyvavau, nu, networkingo skillsus turiu, viskas tvarkoja, ta prasme, ir vieną rytą atsibundi ir taip 600 žmonių, klientų naujų. Ir aš taip, eina savo, ta prasme, nu, buvo šokas, ta prasme, kažką tai darau, aš po to atsekiau, nes, nu, dažniausiai taip ir yra, kad tu pirmiausiai žinai, ko tu nori, galutinį tašką, o po to atseki taškus, ant kur ten susidėti ant į. Ir žiūri, kokie principai suveikia. Ir kiekvienoje situacijoje aš taip ir suveikiu, nes į priekį, jeigu tu žiūri, nu, mane Mary Morrissey dar mokino, jinai, mano visiškai Dream University, kaip sakau, tai į priekį tu nieko nenumatysi. Va dabar padarysiu, va dabar tapsiu, dabar tą ne, tai tu nusimatai pagrindinį, paskutinį tą tašką
ir nuo jo dėliojasi atgal, kas ir kaip ir kur. Ir dažniausiai dar būna, kad ir greičiau viskas susideda, nes Mary Morrissey ten situacija, tai iš vis jinai vieno inksto neturėjo ir jai pasakė, kad ir antras ten blogai jau dirba ir ten jai buvo tik tai 12 klasių, atrodo, pabaigus. Ir vieną naktį atėjo mąstymo trenerė, su jie pašnekėjo ir jinai savo, aš svajoju sulaukti pirmo vaiko ten pirmos klasės, pirmo vaiko pabaigtuvės, vestuvės, ten ar anūko. Ir va tas svajonės užkrovė per tą naktį, nu ir jinai dar 50 metų gyveno ir dar iki šiol jinai gyvena. Tai ką reiškia svajonės? Tikėjimas. Sako, kad nesvajok, kaip dirbti. Ne, tai pirmiausiai, nuo ko turi pradėti, tai nuo svajonių. Ir svajonių ir to tokio tikėjimo savimi, aš, pavyzdžiui, apie sveikatos problemas irgi galiu pasakyti, kad kiek žmonėm lemia tikėjimas, ar jie išgyja, ar jie pasveiksta, ar ten, pavyzdžiui, negali susilaukti vaikų, susilaukia, nors tenais jau ten buvo, sakė, jums čia neįmanoma bus. Bet, ta prasme, labai tas vidinis tikėjimas keičia mūsų visas ląsteles, visą mūsų genetinį fondą, net yra toks mokslas epigenetika, kad galim net savo genetinį fondą keisti savo mintimis ir tą vis labiau tyrinėja, tai dėl to pirmiausia turėtumėm turėti tą viziją ir tą svajonę ir tą tikėjimą, nes, nu, kaip tiki, taip ir yra. Ir aš kažkaip, man labai patinka tas posakis, kaip tiki, taip ir yra. Nu, jeigu tiki, kad viskas blogai, tai viskas tau ir bus blogai, nes tu taip tiki. Jeigu tiki, kad tu pasveiksi, tai tu greičiausiai pasveiksi. Tai toksai, jo. Kad jeigu tu manai, kad tai yra taip, tu teisus. Ir jeigu tu nemanai, kad taip yra, irgi teisus. Taip, kaip tu tiki, taip ir bus, taip. Čia net nesabės ir iš esmės net nepasitikėjimas savimi, žinok. Tai yra užtikrintumas, kad tu padarysi no matter what, kaip sakant. Nu, tiesiog, jeigu ne šito keliu, tai kitu, jeigu ne tuo, tai kitu. Bet galutinis tikslas, tu žinai, kad tikrai tu padarysi. Aš vieną šitą prisiminiau, vieną irgi tokią frazę, o dabar grįžta man atmintis su frazėm, kartais grįžta tam tikrų laiku, kad aš kai ieškojau irgi mentoriaus kažkurio metu, tai ten aš ėjau pas tikrai brangius, kurių po to ten savo negalėjau leisti, bet galvoju, jeigu norėčiau dirbti su šitu, tai norėčiau, nu, jeigu norėčiau su kažkuo dirbti, tai norėčiau dirbti su šitu ir turėdavau tuos skambučius, kur po to vis tiek neišdrįsau mokėti tų didelių pinigų. Bet viena tokia frazė man įsiminė, kad kažkaip sako, tai tu netiki savim, tu netiki, jeigu tu sumokėsi šitą sumą, kad tu negali jos uždirbti. Tai reiškia, nes ta suma daug didesnė negu aš uždirbu, tai reiškia, tai kaip tu tikiesi ją uždirbti, jeigu tu net negali to investuoti ir ta prasme, čia visas yra užburtas ratas. Ir tas yra labai tiesa iš tikrųjų, bet aš neperžengiau pati to bloko, tai nežinau, jeigu kam pažįstama tokia situacija, galite pasidalinti ir taip pat galite paklausti, kokiu klausimu, jeigu norit, kad kažkokią temą paliestumėm ar kažkokį klausimą, tai labai mielai iš jūsų išgirstumėm, nes matom, kad čia visi žiūri, vis kažkas prisijungia, tai labai smagu. Bet tas, va, irgi grįžtant prie to tikėjimo ir toksai, sako, bet jeigu, ir atsimenu, man tada sako, bet jeigu tu nori tą uždirbti, tą turėti, tai tu tai padarysi, nes tu įsipareigosi. Ar tu įsipareigoji savo svajoniai ar ne? Ir aš tokia, nu taip, aš įsipareigoju čia, ir tada tikrai yra tas vidinis įsipareigojimas, bet kiek mes iš tikrųjų įsipareigojam. Mes sakom, taip, aš įsipareigoju, bet tai šiandien gal aš netaip jaučiuosi, aš čia kažką, aš čia paskrolinsiu, mes nepadarom tų veiksmų tam įsipareigojimui įvykdyti, bet tik tai toliau ten svajojam, kažką galvojam, bet kiek yra stiprus tas įsipareigojimas savo ir savo svajoniai ir tas noras, va tas būtent noras, kad tai įvyktų. Bet žinok, įsipareigojame, jeigu suvedi su 5 žingsniais išsuki į savo vertybės ir į savo aukščiausius norus, tai tada įsipareigoti yra lengva. Jeigu tiesiog, matai tik tai kurso užbaigimą, o ne tai, ką tai tau duos, atsakai tą klausimą, o ką tai tau duos, vėl atsakai tą klausimą. Ir tu tai 5 kartus atsakai savo į tą klausimą, tai tu supranti, kad tas kursas būtent duos, va tą, kurį į 5 lygius tu praėjai.
Tai ta prasme, tai yra prasmė labai stipri, ta prasme, kad aš ten būsiu arba laiminga, arba ten pasitikinti, jeigu aš pabaigsiu arba kažkokį tai darbą, bet čia va tavo mažyti, kuris ten trunka ar kelių savaičių, ar poros mėnesių, tik tai šito dalyko jisai pamažu tai bus kertinis tas akmuo, plyta, kuri bus kelyje į tą didžiausią savęs wow būseną. O kursuose tai man labai patinka, aš praktiškai visur surizikavau. Aš žinau, Ir man visur... tu esi mokėjęs gan didelės sumas už kursus, ar ne? Ten tūkstančiais. Ta prasme, aš tais bet kai dar ypatingai veiklų aš pradėjau gal nuo 10 metų, bet iki to, kai aš klausydavau, tai prisimenu, mokslams skiriau ten stipendijas, trečdalį savo stipendijos, bumt, tam, kad protą maitint. Tada su dvynukais 2007 metais atėjo į kursus, kurie kainavo 4000 litų. Aš tuo metu vyrui sakau, eik, keisk profesiją, bet ką, ta prasme, nes nenorėjau būti matematikas, nenorėjau tenai vystyti, sakau, eik, pasikeiskim, ką tu nori, mes išryškinom, jis ten gidų norėjo, ar ten po šalis keliauti ir taip toliau, pat neleidžia savo, iš šeimos biudžeto, imk, eik, keiskis, kažką tai daryk. Ai, nenori, okei, ir aš nuėjau, prisimenu NLP praktiką ir visi atėjo su įmonės, PVM sąskaitų, ta prasme, įmonės apmoka, o aš ateinu fiziniakas. Ir taip žiūri mane, o tu tikrai tau sąskaitos faktūros nereikia? Sakau, nereikia. Bet tie kontaktai, tos pažintys, tos istorijos, po kurias praeini, tai jos iki šiol mane veda. Jie iki šiol yra, visi ėjo keliu aukštyn ir aš kartu. Nu, ta prasme, kokie žmonės renkasi, kurie yra, pavyzdžiui, tik tai kokia nemokama informacija, ar ne? Ir kokie žmonės renkasi, kurie kažką sumokėjo. Tai jie susirenka tokio pačio mąstymo, ta prasme, o kaip sako, 5 žmonės, kokie tave labiausiai supa, netgi nelabiausiai supa, su kuriais tu bendrauji, kontaktuoji, nes tu įtaką darai tada, kai tu net negalvoji, kad tu darai įtaką. Ir vienas kitam tas vyksta. Tai pastoviai kontaktuojant, tu nenori tavo pilkt kažkurioje momente ten mąstymo ir taip. Ir pradedi pakeiti mąstymą. Ir net nejauti, kaip tai padarai. Tai man tai, prieš 1,5 metų atrodo, jo labai didelė, man buvo didelė investicija, tai į marketingo. Ir aš kai supratau, kad yra pardavimai ir yra marketingas. Tai man pardavimai nepatinka. Nors Grant Cardone sako, parduok arba parduos tave. Ar ne? Ta prasme, mes viską parduodam. Mes nuvažiavom į atostogas, mums faina, mes ten dalinamės. Vadinasi, mes kažkam parduodam idėją, kad tenai gali būti faina. Mes pasirinkom vaiko būrelį, mes pasakom apie tai, mes pardavėm, kad tas būrelis yra fantastiškas, mes viską parduodam. Marketingas yra leisti žmonėms nusipirkti, netrukdyti žmonėms nusipirkti. Marketingas, pardavimas yra, galbūt netgi sakyčiau, kietąją ta prasme yra, einu ir, žinai, pušinu, stumiu, man čia reikia ir visur ten prekės, produktai, bet ten maždaug imk, pirk, čia tau reikia. Pala, aš dabar irkluoju, o kažkas ateina, tau reikia. Man nereikia, man dabar reikia irkluoti, pailsėti. Bet kartais suveikia per atostogas, ypač paplūdimiuose, ten prekiauja, visokiais ten atsimenu, nešioja ten apyrankės kažką, tai vis tiek kažką nusiperka. Bet aš manau, tai yra labai įkyrus ir labai sunkus ir labai desperatiškas būdas. Taip, o marketingas jis yra, trauka. Realiai ir ypatingai marketingas jau kai ne per laikraščius, ten žurnalus ar dar kažkur, tai bet per online, tai praktiškai tu pritrauki savo traibą, savo auditoriją, savo bendruomenę, savo tai, kam tau ir, vibruoja. Nes iš esmės, ten, kur aš sumokėjau 7,000, tai įsivaizduok, jie prieš tai man siūsdavo su logotipu tas, kurios ne mano spalvos. Ir jie pakeitė logotipą ir man pagavo dėmesį, ant kiek yra svarbus logotipas. O čia viena iš
tų istorijų, ant kiek yra svarbus logotipas. Jie pakeitė logotipo spalvas ir man čik, ir dar buvo, prisimenu, Instagrame viena mergina, kur, nu, faina informacija, nu, bet kažkaip pat nevaibina. Kažkoks spalvų derinys ir man, kažką. Ir jinai po to vienu momentu rebrandino viską. Ir taip, čik, kai kurios spalvos man atsidarė. Įdomu. Nu, vat Jo, tai aš pati, kai dirbu su brandais, tai brandas yra tikrai labai svarbi dalis. Ir aišku, brandai gali būti kaip prekių ženklų brandai arba asmeniniai brandai. Tai jeigu tu esi asmeninis brandas ir tu pats esi veidas, tai iš karto sakau, tavo veidas yra tavo logotipas. Tai gal tau tas logotipas labai daug reikšmės nežais. Bet žinoma, jeigu tu turi kažkokią veiklą su veiklos pavadinimu, tai aišku, visą laiką tas tavo brandas, tas tavo logotipas, tai yra tavo pažįstamumas ir tai yra vaibas, kaip tu ir sakai, vaibas, kurį tu transliuoji ir nu, aš sakau, aš kuriu prekės ženklus su siela ir šiais laikais, kai galima padaryti prekės ženklų ten su ChatGPT ir ten prisigeneruoti paletės, ir taip pat buvo ir grupėje dalintasi, tai tie įrankiai tikrai yra labai nuostabus, nemokami įrankiai ir jeigu žmonės turi estetinį pajūtimą, tai tikrai jie gali padėti, bet pas mane yra nekartą tie žmonės sako, mes čia patys pasigeneravom, čia kažkokį logotipą pasidarėm ir niekas nedera. Tas logotipas ten iš vienos operos, tos spalvos iš kitos, nėra kažkokios vienos temos, nėra vienos žinutės, nėra jo to messagings, jis nieko nekomunikuoja, nei nesusideda į tą visumą, neina suprasti apie ką, o brandas yra tai, kad būtų labai aišku suprasti, apie ką jūs esat, kad pamatų ten ar jūsų kažkokias spalvas, ten tarkim rudona, ir asocijuosi iš karto jau kažkam pasąmoniai, kad aha, tai čia va to žmogaus ta spalva, ar kažkoks simbolis, ar kažkoks jausmas, gali būti net šriftai, gali būti nuotraukų tema, kaip pavyzdžiui, ten yra fotografija by Nord, kur man labai patinka Edita. Tai su niekuo nesupainiosi jos stiliaus, nes jinai daro, jinai man tai tokia yra modelis, kaip iš pajautimo kurti, jinai viską taip iš pajautimo sukuria tą savo brandą. Ir tu su niekuo nesupainiosi, kad tai yra jos, tai apie jos sielą, apie jos jausmą, tai va tas toksai yra labai veiksmingas, reikalingas dalykas. Ir aišku, galima tą tikrai pačiam viską pasidaryti ir tenai susidėlioti ir taip pradžiai tai tikrai nereikia ten labai ir skirti daug to laiko jaudintis, bet ilgalaikiai perspektyvai, tai vis tiek tas brandas turi labai dėrėti ir su tuo, ką jūs komunikuojat ir viskas turi būti labai apimta ir kaip tu sakai, gali tas brandas rebrandingas tiesiog pakeisti viską. Ir dabar čia buvo didžiulis skandalas su Jaguar, nežinau, kas girdėjot, kas negirdėjot, kur jie ten rebrandinosi, jau ten skęstantis laivas. Ir kažkas sako, jie galiausiai pakeitė paskutinį dar gerą dalyką, kuris buvo apie juos, savo logotipą, kuris buvo tas Jaguaras. Ir jie padarė tokį patį logotipą, kaip milijonas kitų logotipų, kad būti trendy, kad būti tokie čia dabar simplified ir kad būti tokie visai kaip ir visi, ir labai tokių įdomių reakcijų susilaukė, kad, toks atsisakė to savo seno identity, tarsi su noru kažkaip prisitaikyti prie kažko naujo, bet jiems irgi tas nelabai pavyko ir negavo jie ten labai tų didesnių pardavimų, nebent jie išras dabar kažkokį ir super ten naują modelį, kuris dėrės prie jų to naujo logotipo, bet tikrai va tas irgi istorija, kaip logotipas gali dar labiau sugadinti viską. Arba pritrauks to žmonės. Truputį kitokius gali būti žmonės pritrauks. Nes galbūt pripratę žmonės, kurie buvo prisitraukę prie tam tikrų ir galbūt ta spalvinė gama ar kažkas pasikeitė, gali būti, kad pritraukti šiek tiek naujos kitokios auditorijos, tai faktas. Bet pavyzdžiui, dėl personalinio brando, tai greičiausiai, aš tai kaip sau dariau, ten yra, nežinau, ar žinai, kad, pavyzdžiui, 9 fotografijas išrinkti, sakykime, iš interneto, koks labiausiai patinka gyvūnas, koks labiausiai patinka drabužis, koks mašina, oro stichija ir taip toliau, ten 9. Ir tada iš tų visų 9 paveiksliukų ištrauki pagrindinės spalvas, kurios tavo akį traukia, nes greičiausiai tavo traibą. Ačiū, įdomus būdas, nežinau, šitą būdą labai įdomus. Tai galėsiu pasidalinti tada. Ir po to jau, aišku, dar galima derinti, nes kiekvienagi tema turi tam tikrą spalvinę gamą, nes, sakykime, kokia ten sveikata, dažniausiai su žalia ten ar ne, ten kitos ten temos irgi atitinkamai pagal kokios temos yra, turėtų kažkokią tai spalvą dominuoti, nes, jinai natūraliai, ten, sakykime,
violetinė atrodo tokia daugiau su svajonium, su manifestacijom, ar tokia melsva. Tamsiai mėlyna, tai visą Tamsiai laiką mėlyna, advokatų jo, jo. spalva būna, nes tamsiai mėlyni kostiumai ir ten, jeigu bus kokia advokatų kontora, tai bus, nežinau, Tai 80% tamsiai mėlynas personalinė, brandinimas. tada žiūri, kokia tavo kaip personalinė, koks yra dar tematika ir tada jau žiūri, ar bent jau kažkuri tai spalva dar suvibruoja, kad nebūtų visiškai ten iš Aš dar lempos. labai norėčiau grįžti gal prie tų sistemų, kur minėjai, kad nes man labai įdomi tas rytis, kaip be socialinės medijos, kas gali padėti žmonėm parduoti. Kaip tu sakai, tau buvo 600 užklausų ir kaip tau pavyko tą padaryti? Ar per naujienlaiškius kažkaip? Vienas dalykas tai yra, būtent tavo tai, ką tu dabar darai, ar ne, tas pasiūlymas. Tai landing page'ai, tai čia yra, arkliukas, bet tu landing page'us gali nebūtinai socialiniai medijoje pateikti. Bet kaip žmonės atras tą landing page, nes tu turi jį kažkur parodyti, kad jie rastų jį. Taip, bet ne tik socialiniai medijoje jie renkasi. Tai praktiškai dabar yra sisteme.io, ar ne? Ten irgi yra tokia sistema, apie kurią sužinojau ne per Facebooką, ne per Instagramą, ne per LinkedIną, ne per TikToką. Aš ją sužinojau iš kitų platformų, ten, kur visos naujienos eina. Ir ten, pavyzdžiui, jeigu aš esu su naujienom, su technologijom, tai aš, ryčinu visai tos žmonės, kurie, irgi ant tos pačios, jiems patinka labai, ta pati kryptis, kurie atviri naujovėms. Nes, pavyzdžiui, dar pagal fenotipologiją, ar ne, jeigu trumpi kaklai, stori, tai jie už naujovės bus, ne, maždaug tu čia. Mano ilgas ir plonas, tai aš už naujovės. Jo, labai ilgas, nes aš ir sūnų vis žiūrėjau, nes viena iš svajonių buvo kokiais 13 metais vėl susapnuota, bet tokiu aiškiu, kad atsibundi ir galvoju, wow. Ir tavrasme, ir netgi būnagi, kai atsibundi ir nieko neprisimeni. Tie sapnai. O būna atsibundi ir aš dar pusę dienos vaikštau, tam kaife tokia. Ir sapnavau, kad 150 metų praeis po manęs ir anūkai ką kalbės. Ir aš taip, ta prasme, kad tasa, tai ką aš darysiu, tasa bus, vienu žodžiu. Ir kaip tai atsispindės, vienas tokia stipri akimirka, vos ne iš to, kur yra princesė ant žirnio turbūt, ar kur ten melžia karvę, iš multiko, kur ėjo princas užrištom akim, ten po to mes princą, neprisimenu, vienu žodžiu, kad į tokį rūmus atvedė ir po to nuėmė akis ir ten, vienu žodžiu, senelių paveikslą ir sako, tai aš šitą epizodą mačiau, kaip mano anūkai, vienu žodžiu, pasakojo, kuo užsiėmė maždaug močiutė, aš, ar ten prosenelė netgi. Ir vieną dieną čia prieš metus gerus, sūnus sako, mama sako, aš galėsiu daryti tą, ką tu darai. Ir nesikelt 6-7 ryto ir nevaryti tos darbus ir taip toliau. Ir aš taip, yes, taip. Tai, kažkas tokio, ta prasme, kai vaikai palaiko. O tai ką sakytų tada anūkam, ką tu darai? Ką pasakotų apie tave anūkam, kaip tu keiti pasaulį? Gyvenimo stilių, žinai, kad ten konkrečiai buvo apie mano darbotvarkę, ar ne, ar apie tai, ką darė, kokias įtakas, kur darė, tarsime, ką subūrė ir taip toliau. Ir kad jie lygiai taip pat, su žmonių bendruomenėm dirba. Tai, man labai įstrigo. Tai tas apie uždirbančias moteris, grinai prieš susitinkant porą naktų. Ir aš atsibudau ir galvoju, wow, iš kur, ta prasme. Bet labai ryškiai. Tu nori suburti, sakai, 100 000 uždirbančių moterų klubą. Kaip? Suburti moteris, kurios uždirba 100 000 ir aukščiau. Tai ir labai buvo stipru ir galvoju, prašom, bet tai taip realu, nes aš tiek per metus uždirbau, tiek per savaitę. Tai su kripto buvo per savaitę, nes norint atvesti žmogų, sakykime, parduoti žmogui ar netrukdyti nusipirkti už 1000 ir nusipirkti už 1 000 000, tai energija ta pati. Realiai ta
pati, o mes kažkur užsispaudžia, būna, kad, ai ne, čia, žinai, čia jam gal per daug mokėti, ten dar taip toliau. Tai buvo taip, kad aš atvedžiau klientą už milijoną ir man 10%. Tiesiog. Ir tu jau pačiupinėjai tą jausmą, kad aš įsivaizduoju, koks turėtų būti jausmas, kad atrodo toks, toks, va taip, atrodo tas toks kartais nesuvokiamas dalykas, kad taip gali įvykti, bet kai jau tai vyksta, tai toks, galima jau yra tas patyrimas, jau yra tas toks imprintas ir tada, Taip, visiškai atsiveria toks, žinai, vidinis toks dar prasiverimas, kad bet aš esu tikra, kad Dievas tai, kokią tau svajonę duoda, jis duoda tau įrankius, įgūdžius ir mato užtikrintai, kad tu gali tai padaryti. Kitaip jis tos svajonės tau neduotų. Ir jis parodo tau kelią, tik tai aš manau, reikia labai sekti ženklus ir pasitikėti, bet kas vyksta, va, kaip tu sakei, mašinai pavežė tave ir darbą pasiūlė bankė. Tai toks atrodo, tikrai, pats čia geriau nesuplanuotum tokio dalyko. Netgi personalo vadovė ateidavo, sako, kaip čia yra, sako, aš irgi, sako, tranzuoju, aš irgi pavežu žmonės, bet aš paveždama žmonių visų nekviečiu į banką. Kartais atrodo, va, toks susidėlioja dalykas, jo, tokios sinchronizacijos. Labai būtų smagu, jeigu įsitrauktumėte tos, kurios žiūrit, nes matau, kad žiūrit, tai kažką pakomentuokit, parašykit, paklauskit, būtų labai smagu jūs girdėti. Aš dar turiu klausimą, nes man kripto pačiai labai įdomu ir gal tu pasidalintum, kaip tu atsidūrei su tuo kripto iš viso, kaip tavo gyvenime atsirado jisai. 16 metai, bitkoinas dar buvo 3000. Taip, bet kaip tu tuo metu patikėjai, kad tas bitkoinas kažkas iš jo bus? Nereikėjo. Nes daug kas iš vis galvoja, kad čia nesąmonė yra. Tai aš su juo susidūrus buvau, kai jisai 600 turėjo. Ir aš susidūriau, kai italas nusipirko 5 bitkoinus už 1 eurą. Ir jį pardavė 17 gruodį, kai vienas bitkoinas buvo 20. Sako, aš pardaviau tuos 5 ir nupirkau sūnui butą. Ta prasme. Ir aš šiek tiek 8-9 metais mokiausi fundamentalios ir tos analizės treidinimo tarp valiutų. Tai aš maždaug turėjau suvokimą. O su kripto treidinimu yra lygiai tas pats. Tai, lygiai tas pats. Bet kadangi bitkoinas ir aš white paperius perskaičiau, kas sukūrė, kaip sukūrė, man dar programavimo visi tie sisteminiai dalykai, aš įsinagrinėjau. Ir čia žinau, kad jisai labai aukštai, nes kiek jų yra, vien tai, kad yra scarcity, kad yra trūkumas, jis yra ribotas kiekis, tik tai į rinką gali būti paleistas, ten kas 4 metai dvigubinasi, dalinasi tai yra. Tai ir kažkaip man buvo, kad aš toj platformai buvo įvedę, kad atsiskaityti, gali išsiimti pinigus ten future coinų ar kažkas panašaus, bet vienu žodžiu susietų. Ir aš tada pradėjau daugiau nagrinėti, po to žinojau visus pagrindinės tokias kriptovaliutas, kurios, top 10, pavyzdžiui, kurios, tikrai ant eterio dabar viskas statosi, bitkoino yra, prisimenu apie Dogecoiną, kaip visi žvengė ten kelis centus, ar dalis netgi cento kainuodavo ir dabar jisai normaliai iškilęs. Tai pagal ką vertinti, domėjausi ICO, išvedimas iš vis, pavyzdžiui, investicijas į ICO su vienu investitoriu, kurių kursai 3000 kainavo. Ta prasme, kaip atrinkti tam tikras monetas, kur tu per 90 dienų pasidarai 100-150% pelno. Aš tik noriu pabrėžti, kad mes čia tikrai labai neagituojam už tą kripto, nes čia galima pasiklausius pagalvoti, kad oi, čia kripto labai puikus būdas užsidirbti. Tai yra ir labai puikus būdas prarasti pinigus, tai kaip visą laiką sako, investuok tiek, kiek tau negaila prarasti, nes labai gali būti tikėtina, kad jis ir nukris, ar pakils, ar nepakils. Ir iš tiesų tai čia labai gal neįkimi tas rytį, tiesiog tik tai norėjau paklausti, kaip jinai atsidūrė, nes aš atsimenu pačiai pradžiai, kaip man buvo su kripto, aš buvau iš tikrųjų per COVID-ą Meksikoje. Ir ten dažniausiai visi, kurie per COVID buvo Meksikoje, tai buvo visokie digital nomads, kažkokie ten kripto, kažkokie visi tokie. Ir aš tada turėjau 0 žinių apie tų kripto.
Ir ten visi aiškino man, kaip jie visi praturtėjo iš kripto, ten vienas vaikinukas keliauja po pasaulį, kažkada irgi nusipirkau, bitkoinas kelius šimtus kainavo, dabar ten jau 60 tūkstančių, ir kiek ten buvo 50 tūkstančių, tai tuo metu ir gyvena patenkintas, keliauja ten, o galvoju, čia labai geras dalykas, nieko nepasidomėjau. Ir aš ten irgi kažko užsipirkau ant pakilimo ir viskas pradėjo kristi. Tai žodžiu, ten viskas krito, galvoju, čia nesąmonė. Tai galima labai nudegti su šitais dalykais, tai reikia tikrai domėtis, žiūrėti, sekti. Bet po to aš pradėjau domėtis, tai toks buvo biškis skaudus nudegimas ten, tai aš biškai pradėjau domėtis, ten klausinėti, ten irgi pažįstamų, kaip čia kas veikia. Ir tada nusekti tos tikslus, tai po to, kai jau nukrito ten iki 16 tūkstančių buvo bitkoinas nukritęs, tai aš jau tada dasipirkau, nes dabar jis jau 100 yra, tai toksai irgi geriausias laikas pirkti, kai ne tada, kai jau visai pakilę, bet kaip tik per pačią krizę, bet niekas tada nenori pirkti, nes niekas netiki, tai va čia yra esmė, kaip patikėti, nes tie, kurie patikėjo už 600 pirkdami, tai jie ir išlašė, bet daug kas netikėjo, daug kas sakė, tai nesąmonė ir aš tais laikais irgi girdėjau, aš tikrai galvoju, čia tikrai nesąmonė kažkokia, čia kriptovaliuta, čia nieko gero nebus. Bet tie, kurie patikėjo, kurie perka per krizes ir kai nukrita, tai va, čia toks mažas investavimo patarimas. Kaip vat, biški nenudegti. Bet taip Tu tada, kai už pirmą kartą įsigijai, tu po to jas pardavėjai? Ne, aš nieko nepardaviau, nes jos buvo visos nukritę ten, jos buvo 2 metus čia nukritę ir aš nieko nepardaviau, viskas nukritę. Tai dabar jau biškai po truputį grįžta, tai ja, bet aš dar dasipirkau, kai jau buvo nukritę. Tai va, tai gal nuo bitkoino... Praktiškai irgi reikia žiūrėti long termą, ta prasme, ilgam periode, bet kuriuo atveju ten, žinai, vingiuoja, bet koks verslas, neina visa, žinai, linija į viršų, toli gražu, tai ir kriptovaliutos, ir šiaip valiutos, ir akcijos, ten fondai, tai viskas eina. Tai jo, nuo bitkoino gal viskai pajudėkim vėl atgal prie tų svajonių, prie kažkokių gal kitų dalykų, tiesiog visai buvo gal įdomu paliesti šitą temą. Ir šiaip man labai įdomu, vienas užsifiksavęs momentas, kaip svarbu yra tikrai tie žmonės, kuriais mes save apsupam, kuriuos sutinkam. Ir mano gal viena iš tokių yra ir motivacijų kurti ir stiprinti šitą bendruomenę, kad mes galėtumėm dalinti savo patirtim ir galbūt kažkas kažko išgirsta, kažką naudinga pasidalina, pamato. Ir taip mes praplečiam savo tą akiratį. Ir kaip tu ir minėjai, jeigu mes investuojam daug daugiau, tai ir tų žmonių tokių ateina, kurie investuoja daug daugiau, tai irgi iš to savo lauko eiti ieškoti tų žmonių, kurie yra daugiau pasiekę už tave ir mokytis iš jų. Tai va čia yra esminis dalykas, nes kaip pat irgi mačiau tavo reelsą šiandien, kur pasidalinai, yra, kad kai tau ateina laikas augti, yra galimybių laukia, labai daug galimybių. Ir tada ateina tau laikas augti, bet augti tai nepatogu, nes tu esi komforto zonai. Ir tada tokia linija ten brėžia, čia visas galimybės ir ką tu renkiesi. Ar tu renkiesi tą vieną liniją, kur tau reikia daryti veiksmą, eit, kur labai baisu iš tavo komforto zonos, ten nežinai, kas bus ten iš viso, baisu, tikrai nepatogu, bet kad tu išaugtum, tai tu turi tą padaryti. Arba tu renkiesi patogumą, bet tas patogumas jau jis yra toks visą laiką, tau besitęsia tas patogumas, tai tu ir lieki toj pačioj stadijoje, nes tu tiesiog tau patogu ir tu nepadarai to veiksmo. Tai vat tas toksai išimti save iš tos komforto zonos ir išplėsti tą visą matymą ir tą lauką žmonių. Ir vat, man, pavyzdžiui, per keliones tai visiškai prasiplėtė visas akiratis ir per keliones, ir per gyvenimą Londone, kad, labai labai daug galimybių sutikti tų žmonių, kurie gyvena kitaip. Nes aš anksčiau tai žiūrėdavau Instagram ir galvojau, kaip jie čia gyvena, tie visi žmonės, kaip jie čia keliauja, kaip jie čia dirba. Bet po to, pavyzdžiui, pakalbi su vienu, pakalbi su kitu, vienas ten iš kripto keliauja, kitas ten startuoliai kūrė, trečias ten dar kažką sukūrė, tada galvoju, aha, tai čia taip įmanoma, o tai čia taip įmanoma ir čia dar tą galima padaryti. Tai tokių labai daug idėjų atsiranda. Tai kuo labiau pakeliauji, tuo labiau pamatai, kokia įvairovė, žinai, žmonių. Ir tada grįžti į Lietuvą ir visiškai kitaip čia žiūri, nes pažįstamas Norvegas sako, brat, čia žiauriai didelis depresijos lygis savo. Ir labai daug tokių piktų ar pavydžių, vien žodžiu,
apskritai imant, bet sakau, nu tai nėra, kad tai būtų didžioji visuma, žinai, kad nėra tų 10% ar kiek, gal ir daugiau, kurie šiek tiek keliauja, šiek tiek mato kitaip, šiek tiek nori kito, o ne tik tai mėgoti, gulėti, kavą gerti ir, nežinau, ir Televizorių žiūrėti. ir Netflixą kokį žiūrėti, žinai. Tai tikrai yra tų žmonių ir sako, tai va šituos reikia burti. Ir po to jie galbūt vieną kitą dar iš tos masės ištrauks irgi į geresnį gyvenimo stilių. Nu, nėra blogai norėti to gyvenimo gero stilio. Nu, yra tas dalykas, kad turi pasitenkinti tai, ką tu dabar turi, bet tai nedraudžiama norėti daugiau, žinai. Nu, balansuotai viskas, kad aš esu patenkintas, viskas tvarkoja ir keliauju dar toliau. Nes pakeliui galima ir dalintis. Ir kaip esu girdėjus, kad nu, dabar aš tik tai renku informaciją. Ir ten po 20-30 metų galbūt aš dalinsiuos. Vau, sakau. O tai tu 2 metus, jeigu turi kažkokios informacijos, netgi kokiu, nu, kuriam gali sutrumpinti tos 2 metus ir, pavyzdžiui, pateikti per valandą. Ir jisai bus be galo dėkingas, kad tu tos 2 metus sutraukiai ir ten sumokėjo kažkiek tai pinigų ir jisai, nu, sutaupė laiko. Nes, nu, laikas, tai mes jį ir perkam viskuo, ką mes darom, mes perkam laiką, iš esmės. Tai pasinaudoti, žinai, kito žmogaus patirtim, ekspertiškumu, jo visų klaidų tenai masę ir nebedaryti tų klaidų ir eiti tiesiai į taikinį, tai čia toks ir turėtų būti tikslas, nu, kas nori greitai eiti savo svajonių link. Nes, nu... Tai va, tai dar kartą primenu čia, aš biškai įsiterpsiu, dar kartą priminsiu, kad pirmadienį startuoja mano ir Vaidos mentorystės programa, jeigu kas norėtumėt prisijungti, tai dar galite prisijungti ir pradėti kartu su mumis ruošti savo veiklos pasiūlymą, prie kurio mes dirbsim 2 mėnesius. Tai va, toks trumpas paminėjimas. Laura, tu kaip sakau, darai vos ne labdarą, žinai, iš esmės, nes tokią vertę, bet kokiam versle pradžia yra landing pages, e-mailų surinkimas, pagrindų pagrindas, o praktiškai to ir brendo, tiksliau, ar ne, tu darysi? E-mailai, landingas, visas oferis. O kaip kurti savo brandą ir oferį, nu, tai reikia turėti brandą, kad sukurti oferį. Visi užsienyje prasideda nuo 1000 ir daugiau. Tai va, kadangi tai yra mano pirma tokia mentorystės programa, tai aš nelabai užsikėliau tos kainos, kad galėtų daugiau žmonių prisijungti, sudalyvauti, pabandyti. Manau, jau antrą kartą, kai kartosim, tai tada tikrai bus kitokia kaina iš tikrųjų, nes ir ta prasme, ir vertė kitokia, bet iš tikrųjų šitas oferis, tai toks, kadangi mūsų pirmas yra su Vaida, tai labai norėjom, kad tiesiog pabandyti ir kad jūs pasibandytumėt ir kad tikrai būtų labai daug naudos ir vertės. Tai jeigu dar galvojat, iki pirmadienio galima prisijungti, pirmadienį jau pradedam, tai va. Ir kalbant apie mentorius, aš ir pati irgi esu investavusi į įvairius mentorius ir toliau aš visą laiką galvoju apie mentorius, kaip augti, nes kai tu pasieki kažkokį lygį, tu vis tiek pasieki lubas. Ir aš jau čia kiek ko esu išmokusi iki dabar, aš jau dabar galvoju, tai jau čia dabar yra mano lubos, čia kur mano pradžioje atrodė, tai čia, oho, kokia siekiamybė, kad padaryti ir tą, ir tą, ir tą, ir atrodė, čia, wow, čia labai ilgas kelias. Po to aš, kai jau nuėjau tą ilgesnį kelią, aš dabar jaučiu, tai mano čia dabar lubos yra, tai man reikia eiti kitą aukštą. Ir perėti tą kitą aukštą, tai irgi reikia kažkokio tokio, kad palydėtų. Tai aš visą laiką labai mėgstu mokytis ir irgi augti ir išbandyti naujus dalykus ir neužsisėdėti tam pačiam aukšte, nes man norisi patirinėti visus aukštus. Nu, nes vis kitam aukšte yra kiti skilsai, kiti įgūdžiai, realiai, nes tai, kaip sakau, pinigų kiekis priklauso nuo to, kokio lygio problemą sprendi. Tai jeigu ten kažkam vaiką palydi iki išmokini vaikščio, tai vieni pinigai, jeigu ten suautomatizuoji kažką, kiti pinigai,
jeigu ten dar kažkokį tai sprendimą pasiūlai kitai problemai, vėl kiti pinigai ir kokiam ratui žmonių, žinai, iš esmės. Kai aš Gal tu dar galėtum pasidalinti iš savo mokymų visų, kiek tu mokėsi, kas tau labiausiai pakeitė kažką, ar vat, kas labiausiai užsifiksavo iš tų žinomų vienas yra mentorių? mentorystė, tai Kieno? Amerikoje, Washington DC buvo 13 metais iš Lempos, man atsiuntė po metų susirašinėjimo bilietą už $118, tai aš supratau, kad čia yra nulis, visiškai nulis, man praktiškai reikia nuskristi. Ir ten nuskridus, ten ambasadoriai. Gal gali paminėti vardą dar kartą, neišgirdau? Morrissey. Mary Morrissey. Jo, ta, kuri turėjo gyventi tik 6 mėnesius, bet gyvena dar 50 metų. Aha. Ir dar Marsha Vider yra Dream University, tai labai stipri su visais principais ir taip toliau. Tai su jos programom, su jos coachingu jinai praktiškai viską išsuka, tau net ir puslapį tenai. Ir ten pati video įrašo, nu, labai daug, ta prasme, ten mentorystė labai stipri. O kita tai jau praktiškai marketingas, Fernio Cebalos iš Attraction Marketing. Nu, tai va tas, kad bitės atvažiuoja pas tave, o ne skraidai ir ieškai, kur čia, kas čia, kam čia mano paslaugos reikia, o, čia tu atėjai, dabar tau duos, o, čia tu šiaip ne mano žmogus, bet ai, tau irgi įkišim. Nu, ta prasme, nu, tas neveikia. Tai va, Attraction Marketing pasirodo, Fernis, jisai 2005 metais pradėjo, bet ir man ta knyga jo buvo atėjusi ir tuo metu jinai kainavo $199. Mes tada dar neturėjome eurų ir man taip, aš sėdžiu vienu žodžiu banke ir galvoju, ir skaitau ir aš rašau, o čia iš tikrųjų tikra, o čia iš tikrųjų veikia. Ir sako, jo. Ir jisai nieko nebepušino. Nu, nebandė parduoti tos knygos. Nurėdėjo, vienu žodžiu, bet vis atsimenu. Ir po to man kažkur tai prasitrynė mailuose ir aš niekaip negalėjau atrasti. Ir vat būtent pakeitė jie logotipą, vėl pas mane atėjo, vienu žodžiu. Nes aš pradėjau pastebėti jį internete. Ir pasirodė, dabar ta pati knyga kainuoja $27. Ir dabar, nu, ta prasme, kaip pas mus eurai, tai čia iš vis nėra kas, ta prasme. Bet tą knygą, kad įgyvendint 70 puslapių, jie turi mentorystę. Ir yra dar knyga Magnetic Sponsoring. Tai irgi visi principai surašyti knygoje, bet jos įgyvendinti va taip, vienai, nu tai čia Zizifo darbas. Realiai reikia žmogaus, kuris sakytų, ne, čia ne taip, o čia va taip, o čia va taip. Netgi lėktuvas skrenda iš, sakykime, Vilniaus į Turkiją, jis neskrenda tiesia kryptim. Jis, nu, kadangi sūnus ir pilotui čia žadėjo būti, tai mes ten išnagrinėjom, kad lėktuvai, tai žinai, visą laiką koreguoja, adjustina, visą laiką koreguoja savo trajektoriją, niekada jie tiesiai neskrenda. Jie visą laiką po kiek laiko, žinai, ištiesina. Tai čia vat vėlgi tas... Tu sakai, visą laiką reikia tokio kaip veidrodžio ir žvilgsnio iš šalies, nes tu pats savęs negali labai įsivertinti, nors ir kad tu galbūt turi labai daug patirties, bet iš šalies vis tiek gali kažkas duoti geresnę įžvalgą ir geriausia, jeigu žmogus, kuriuo tu nori tapti. Taip, būtent tapti, tavo bingo žodis paminė. Nes visi, žinai, nori iš karto būti. Nu, kad tapimo proceso nereiktų, žinai, aš noriu, vat jau rytoj. Ten daryti, viso man čia plaukia, laukiu. Manifestuoju, čia viskas, jau rytoj turiu. Nu, jisai skausmingas, bet aš, pavyzdžiui, sakau, 24 metais turėjau tokius stiprias transformacijas, bet man visada, žinai, tu per jas verki, realiai, nu, man skauda. Bet tai, ką tu, žinai, po to, tu glostys, žinai, gerą, nes, nu, tu praėjai visgi, žinai, nepasidavėjai, tų jėgų atradai, vis tiek skambinai, žinai, klausėsi, vykdėjai, baimės belia kokios, ausyse jau rūksta dūmai, žinai, bet tu vis tiek eini, žinai, kažkaip kvėpuoji. Tai, žinai, kad tai bus saldu, kad tu nusileisi iš to kvantinio, žinai, lauko, dar vieną dovaną ir dar vieną dovaną, tai
Nežinau, Aš girdėjau tokią teoriją, irgi, ne teoriją, bet tokią įdomią mintį, kad irgi yra daug kvantiniam lauke galimybių ir idėjų. Ir priklauso, vat, kas jas pasigauna. Ir mes vaikštam tarsi su antenom ir tos idėjos eina ir mum, ir kitiems žmonėm, ir ten. Ir vat vienas žmogui ateina idėjas, galvo, aha, gerai, aš čia darau, ką man čia reikia padaryti, man ta kilo čia mintis, gal čia rasti kažką, kas jau tai padaręs, gal čia kažkur, o kitas žmogus išgirsta ir galvoja, ai, tai čia ne man, ir čia ne man, ir čia ne man, tai toks, ta galimybė visą laiką yra, jeigu mes išmokstam pasijungti, tą savo anteną jungti, tai tikrai nusidownloadins labai daug idėjų, minčių ir po to mes susirasim būdų jas įgyvendinti. Bet jeigu mes nei pasijungiam, nei tos idėjos ateina, o jeigu jos dar ateina, mes nepadarom jokio veiksmo, tai tada gali net irgi iš tikrųjų atvirkštinis prasidėti procesas, ten, žodžiu, net sako, jeigu tau vos ne Dievas siunčia galimybės, idėjas, sako, tu gali, tau duoda svajonę ir tu atsisakai savo misijos, atsisakai savo dovanos, susimažini ir sakai, ne, aš nedarysiu, tai tau tada pradės siūsti iššūkius, pradės siūsti kliūtis, kad tu galiausiai atsibustum ir vis tiek pradėtum kažką daryti, nes jeigu jau tu tokioj stagnacijoje esi, tai visai man patiko irgi šitas, kad... T. Harv Ekeris iš milijonieriaus mąstymo labai gerai, pasakė, sako, netikėk savo mintim, nes mintis tai ne tu. Realiai, tu atsirenki, tu esi valdovas, o ne mintis yra valdovės. Ta prasme, tu atsirenki, kad šita mintis tau patinka, tave palaiko, tave konstruktyviai veda, o šita mintis, jinai tau nieko gero neduoda, realiai. Tai atsirenki mintis, su kuriuom tu nori tęsti savo kelią, nes dažniausiai tos kritikuojančios tai yra susijusios su praeitim. Ai, va čia buvo, tu prisimeni dabar vėl tau tai bus. A ne? O gal man buvo ir ta kita situacija, kuris sako, žiūrėk, tau šitas pavyko, tu atkartosi. Tai kaip buvo vienam mano klientui, jisai metus darė tokį rezultatą ir po to didelę pertrauką, ten su sveikata, sūnum ir taip toliau. Ir po to jis ateina, sako, žiūrėk, aš noriu vėl maždaug ant tos bangos važiuoti. Sakau, tai dekompoziciją padarai, ką mes tada darėm, kokie buvo tie raktiniai taškai. Ir jis tą patį rezultatą, ką jis padarė per metus, jisai dabar lapkritį padarė per 2 savaitės. Todėl, kad, skillsai jau išmokti, jie jau tik tai pasimti iš tos praeities, kas pas tave yra fantastiškai, juos perlus išsirenki, hopti ir viskas, tik momentumą pagauni ir ten viskas važiuoja. Tai ir apie tą savikritiką dar jo noriu, kol nepamiršau, atsiprašau, kad pertraukiau paminėti, kad apie tą savikritiką labai gerai sakai, mes prisimenam, kas nepavyko, blogi momentai, bet nesikoncentruojam į tai, kas pavyko. Ir aš irgi savaitgalį dabar, kadangi pradedam mentorystę su paauglėm mergaitėm, čia mano savanorystės projektas yra labai mylimas, pernai dalyvavau. Ir mes irgi pradedam naują mentorystės programą, tai panašu, kad, nes mes turim sukurti socialinį projektą ir panašu, kad kursim tokią wellness habit tracking app, tai labai excited esu. Ir renginys vyko Kilo Health, kuris yra vienas iš didžiausių lietuvių startuolių ir ten buvo jų žmonių valdymo vadovė, žmogus, kuris atrenka žmonės ir jinai dalinosi savo pačios istorijas. Ir dalinosi kaip, nes Kilo Health yra ir startuolių inkubatorius, tai jie labai daug duoda erdvės tiem, kurie nori ateiti su idėja ir jie ją arba vysto, arba nužudo vėliau ir jie labai greitai įsivertina, ar ta idėja pavyks ar nepavyks. Ir ta moteris irgi dalinosi dar prieš Kilo Health, sako, tai aš buvau prisidėjus prie kelių startuolių ir anksčiau turėjau startuolius, beveik visi jie sužlugo, bet tai jai netrukdo dabar dirbti toliau Kilo Health ir toliau atrinkinėti žmonės ir žinot kodėl. Nes sako, kai jie, kadangi sužlugo, aš žinau visas klaidas, kas gali įvykti, aš žinau, kas gali nutikti, aš žinau, kas gali, tokį jau tu turi tą tokį biškį žemėlapį, kur tu gali naviguoti, negu kai tu ateini naivus toksai ir man viskas pavyko ir viskas sekasi ir tada tau nutinka kokia problema ir tu nežinai, ką daryti su toj problemai. Tai sako, mes visą laiką, jeigu rinksimės į kur investuoti, tai geriau būtų jau į tą, kur kažkas nepavyko ir jie atrado būdą ir jį išsprendė ir jie padarys geriau, nes jie pasimokė iš to. Tai
tos klaidos ar nesėkmės, tai vietoj to, kad ten save gailėtis ar ten plakti, tai mes iš kiekvienos galim pasimokyti, atrasti tą pamoką. Ir tai yra, nu, kaip sako, tavo čia kokia nelaimė, tai yra čia dovana ir atrodo, kai tau sunku, tai čia netrodo nei jokia dovana ir atrodo, už ką čia man taip ir kodėl čia taip nesiseka, visiems kitiems tai sekasi. Bet tai yra džimas, tai yra sporto klubas, kur mes auginam savo raumenis, gyvenimo sporto klubas. Ir jeigu mes ten tik labai lengvai viskas einasi, tai ir tie raumenys nelabai užauga. Aišku, visi norim lengvo gyvenimo, visi norim, kad būtų labai viskas patogu ir labai gera. Ir čia, aišku, aš ir neskau, kad čia turi būti būtinai viskas sunku, bet tai gali būti ir lengva. Tai yra labai nuostabu, jeigu viskas puikiai sekėsi lengva. Žinai, Bet jeigu... sunkumas ir lengvumas dar yra labai, nu, sąlyginis dalykas. Čia ir kaip Jo. su skausmu, vienam kas skauda labai, kitam, čia. Bet jeigu kažkas nepavyko, tai vat, nereikia užsigraužti ten tose mintyse, bet vat, atrasti geriau, ką išmokau ir kas pavyko, nes it's okay to fail. Tai va. Ypatingai va šitą sakinį, kur pasakei, tai pagal human designą trejetukams, tai jiems turėtų būti moto. Todėl, kad jų jau ten susifeilinti yra, jie taip mokosi, tiesiog į viršų einant, tai nebijoti klysti, nes nors iš esmės taigi kiekvienam tinka, kad klystų ir arba mentorius, kuris padeda tas klaidas sumažinti jų kiekį. Jo, pamatyti, vertinti, parodyti, panaviguoti. Ir tu pati minėjai, tu irgi dirbi kaip mentorė, ar ne, su kitais žmonėmis? Tu sakai kažką su perdegimu, kokio... Tai buvo labai ilgą laiką tarpą čia išsiskyrusiom ir kurie turi vaikų, nes nu, dažniausiai būna, kad žmonės palei plintusą vaikšto. Realiai užmiršta, kas jie yra, kas jie buvo, kokias stiprybės turi, kokias vertybės turi, bet nu, pargriauti gyvenimo, kaip sakau. Bet kita sfera man labai labai aktuali, kuris laikas yra šitie atidėliotojai. Nu, anoniminių atidėliotojų klubas, žinai, ir kaip jiems padėti get shit done, kaip padėti padaryti galų gale tą darbą, žinai, perdegimas tinka, bet, pavyzdžiui, kai kurie žmonės jie niekada neperdegs. Aš žinau, kad aš kiek bedirbčiau, aš neperdegsiu, bet overwhelm, kai tavo dienos pasirinkime yra per daug pasirinkimų, o dažniausiai, kai tu turi per daug pasirinkimų, žmogus frizinasi ir jisai nieko nedaro. Tai vat būtent kaip šitiems turėti efektą, kaip jiems visgi pereiti. Ir čia nėra time managementas. Aš iš esmės prasimokiau visus įmanomus time managementus. Ir pats brangiausias buvo Focus Blockų. Focus Blocks yra 9 triggeriai, kurie į tave suskatina veikti ir tu po to visą valandą, 55 minutės labai stipriai 9 sekundės lemia tai, kad tu 55 minutės būsi labai produktyvus. Bet ir tai kai kuriems nesuveikia, žinai. Bet esmė tai yra emotional management. Nes va dabar, jeigu pavyzdžiui, dėl ko mes atidėliojam, pradėtų vardinti, nežinau, žiūrovų, gal galit kelis kokius variantus. Pasidalinkit, kas atidėlioja, duokit variantų, dėl ko atidėliojat kažką, nes labai būtų įdomu išgirsti, ar yra čia atidėliotojų ir kas atidėlioja. Aš galiu atsakyti, dėl ko aš atidėlioju. Tai aš atidėlioju, jeigu man reikia atlikti kažkokią arba labai didelę užduotį, tai yra tas overwhelm, ir tada man atrodo labai baisu čia, labai man čia reikės daug laiko skirti, tai aš tada geriau pasimėgausiu kažkuo. Tai čia dar kažką paveiksiu, nes jų čia reikės labai daug dirbti, tai ir tas atidėliojimas, mano tas pasimėgavimas gali labai užsitęsti, kol jau deadline'as priartėja ir tada jau nėra kur daryti, reikia būtinai daryti, arba jeigu man kažką labai nuobodu daryti, kažkokios ten administracinės užduotis, kažkokie ten. Tai ir jeigu jie nėra skubus ir jeigu jie ten, nu, gali palaukti, tai aš juos atidėliosiu, nežinau iki kiek. Nu tai
Eisenhaueris metodas ten, kur yra gaisrai, skubus, neskubus, greiti, reikalingi ir taip toliau, ką galima deleguoti, ką negalima deleguoti. Man tai asmeniškai labai būdavo, kai gauni užduotį ir neaišku niekas. Nu, realiai tu turi išsiaiškinti, išnagrinėti, kame, kaip iš vis rezultatą tik tai žinai, o daugiau nieko iš esmės. Tai, nu dar gal ne šiandien, gal rytoj. Baisu, jog nepavyks, suklysiu. Baisu, kad nepavyks, baimė. Arba galima padaryti rytoj. Ta baimė dingtų. Įsivardinti reikia labai stipriai. Ko būtent bijot? Nes būna taip, kad, pavyzdžiui, o kiek kainuoja nepabandyti? Kiek kainuoja nepadaryti? Aš kaip sakau, kad pasiimi obuolį ir tu nežinai, ar jisai skanus ar ne, tol, kol nepabandai, neatsikandi. Ir ten sakyti, kad jisai neskanus ar skanus, tai, nu, tiesiog svaičiojimai iš niekur apie nieką. Tai vat atsikandus, pritaikius, o pasirodo 95% baimių yra butaforinės. Absoliučiai. Man tai galbūt tas variantas, nes galima rytoj padaryti, o kaip su tuo kovoti, kad jeigu, tai čia neskubu, rytoj galima padaryti. Deadline'us savo sėdėti, aš pavyzdžiui, per Human Designą žinau, kai kurie vaikinukai buvo tie, sakau, tau iš vis, jeigu tau yra deadline'as po mėnesio, tu pats savo užsidedi. Taip, bet kaip po to pačiam save motivuoti tą padaryti? Nes jeigu po mėnesio, tai tu ir nemotivuoji save. Gali morką pasikabinti. Nu, ta prasme, ko tu save apdovanosi. Arba ko tu negali daryti tol, kol tu nepadarysi. Įsipareigoti, žodžiu, irgi pačiam savo susitarti su savim kažkaip tai. Nu, pavyzdžiui, man buvo, kada čia, praeitais metais irgi labai norėjau susistiguoti ir man ten ties vienu dalyku nelabai sekėsi. Bet sakau, okei, bet jeigu aš padarau, nusiperku sudėjimą tai žiedą. Ir padariau, ta prasme. Nu, tai, ko tu iš tiesų nori, ne kaimynas nori, ten draugė nori, tėvai nori, dar kažkas močiutės nori, bet tu nori. Ir jeigu tai yra tavo, bet aš svajonių tam tokiam maratonės yra vienas toksai pratimas, kuris padeda išsiaiškinti, ar tai tavo troškimas, nes labai įtakos daug būna iš visuomenės, iš tėvų, iš aplinkos visur, ne savo troškimais gyventi. Bet kai yra tikrai tavo ir, nu, tavo ant bucket list, tavo tam kibirėlė, kur, nu, privalo įvykti. Kažkokia tai svajonė, troškimas, tai tu lengvai jos neatsakysi. Žinau, kai man, pavyzdžiui, buvo pratimas atsisakyk tu jos, aš verkiau. Nes, nu, tai yra ne ir taškas. Tai vat, kai tokie troškimai, jie bet kuriuo atveju įsigyvendina, tik laiko klausimas. Man tai tie dar atsakymas, mano atveju, kai jeigu aš atidėlioju, man kažkas nuobodu, tai yra tiesiog deleguoti nuobodžius dalykus. Bet tada vėl kitas aspektas yra rasti tinkamą žmogų, čia pinigų aspektas, vėl visokie pasiteisinimai savo. Ir irgi tokias tada, va, čia darau savo jau analizę, tada pati savo užsidedu kliūtis, kad nei aš pati darau, nei žmogaus randu, tada viduje vis tiek man čia viskas sukasi, nes, nu, reikia tą, kaip irgi reikėtų padaryti, ir tą reikėtų padaryti. Tai vietoj to, kad susirasčiau žmogų ir sumokėčiau ir būtų padaryta, ir tai duotų rezultatų man didesnių, negu kad aš pati darau, kur aš savo energiją galiu visai kitur nukreipti. Vietoj to, kad aš galvoju apie tas kažkokias ten techninės mažas, ten kažkokias užduotėlės, ten, nu, labai daug tokių, kurias aš galiu deleguoti, bet vat irgi nedeleguojam tų dalykų, tai irgi gali būti atsakymas delegavimas tiesiog ir galvoti, kad, nu, kaip CEO, kaip vadovas, o ne kaip, kad tu ir pats verslą darai, ir pats adminą darai, ir pats ir šokį, ir plogį, ir muziką, žodžiu. Tai va čia irgi vienas iš tų patarimų, kurio reikėtų man pačiai pasinaudoti. Nes, pavyzdžiui, papildomos labai tikrai profesionaliai Fiverr yra šitas websaitas, kur tokie smulkus darbai ir ten tikrai profesionaliai, yra profesionalių pačiai teko, padaro ir ten kaina visiškai nesikandžia. Ta prasme, nu, kur kas kokybės ir kainos santykis yra labai geras. Ypatingai pradedantiems.
Aš galvoju, gal jau eikim link pabaigos, jeigu dar turit kažkokių klausimų, galite paklausti, mes turim Jūratės klausimą, kaip pradėti kurti idėją, jeigu išėjau iš darbo dėl sveikatos prieš metus, vis dar nedirbu, nes nors sveikata jau atsistatė, tai žodžiu metus nedirbu. Ir esu visiškai pasimetusi, kaip išsigryninti, į kokią sritį eiti, kur tikrasis mano pašaukimas. Tai kaip, nuo ko reikėtų pradėti grynintis? Vertybės. Proveržis Demartinio visos knygos realiai. Vertybių faktorius, stiprybės, prisiminti, kas veždavo vaikystėje, kas veždavo paauglystėje, apie ką svajojai ir po to išsibriežti tokius, nu, kaip tik buvo dar ICF klubas, kur jaunimo ir ten atvažiavo vienas estas ir jisai pasidalino, kad išsirašyti vienam burbuliuke visos veiklos, dalykai, kuriuos darydavai ir kiti sakydavo, wow, kaip nerealiai tau gaunasi, nors tu tiesiog moki. Tai va tos dalykus išsirašai, kur sakau 10 plus yra, kur kiti pastebi ir įvertina. Kitas tulpelis yra išsirašyti viskas, kas patinka, dūšiai, galbūt kitas nepastebi net, nes aš, pavyzdžiui, dramos būrelį ten suregistruodavau žmonės, kurie ateidavo pas mane, visas tikslumas, visos kokios sistemos suvesti, ten taip toliau. Man veždavo, nors pastebėdavo gal 1-2 žmonės. Vadinasi, išsirašai visas veiklas, visus pojūčius, kur jautiesi labai fainai, nesvarbu, kad nemato, pavyzdžiui. Ir tuos 2 stulpelius sujungi ir žiūrim, ko pasauliu reikia. Gal dar pridėčiau trečią stulpelį. Aš manau, dar labai svarbus stulpelis yra tavo įgūdžiai ir sukaupta patirtis, kurią tu gali pritaikyti. Kuris? 10 plus. Išsirašyti, ką įgūdžiai, patirtis, įgūdžiai, ką jau išmokusiesi. Ir kiti mato. Nes, yra žinios, yra akademinės žinios, yra kursų žinios, yra kažkokie tai pritaikymai, kur jau sekasi ir jie gali patikti arba nepatikti. Tai vat, jeigu sekasi, mato kiti, tai yra 10 plus tulpelis. Jeigu yra, man dar ir patinka ir veža, tai yra į širdelės. Tai pagal tą struktūrą, pati pirmoji, kuri buvo mano gyvenimą atėjo struktūra tokia, tai buvo labai labai stipru. Nes žmogus tenai, kuris prezentavo, tai buvo, kad jis labai gerai su IT technologijom ir jisai labai mėgo mokyti arba prezentuoti, arba tai vat sujungia ir po to, kas aš esu, atrasti identitetą žmogui. Tai vat kaip technologijos ir visą tai daryti online. Tai kaip technologijos gali padėti žmogui atrasti save. Vat jisai sujungia visą savo vidų visą ir gavosi sielos vedamas verslas. Apie ką tu ir esi, tavo grupė. Jo. Ar aš dar galvoju, kad labai svarbu pradėti kažką daryti, nors gal kai tiksliai ir nežinai dar nei kaip, nei ką, nes kaip ir mano pačios istorija buvo, aš dirbu Londone marketingose ir pardavime, šitam darbe dirbu 12 metų, šiaip Londone 15 metų dirbu dar ir kituose darbuose tenais. Ir po to čia per tą visą COVID galvoju, žodžiu, aš išėjau iš darbo, gavau savo išeitinę ten tokią visai gerą. Tai atsidūriau tokioje situacijoje, kur turiu ir laiko, ir pinigų. Ir dabar man reikia sugalvoti, ką čia man daryti, nes tai yra, aš supratau, kad tai yra mano galimybė dabar susikurti kažkokią veiklą, kurią aš iš tikrųjų noriu daryti. Man pasisekė, nes aš turėjau pagalbą, tai aš esu labai dėkinga, kad čia gyvenimas taip sudėliojo, nors ten, aišku, nelabai gražiu būdu viskas ten gavosi, bet taip sudėliojo. Ir aš galvojau, kad arba aš pasinaudosiu dabar šitą galimybę ir aš visada galiu grįžti tą samdomą darbą. Visą laiką yra tas variantas grįžti samdomą darbą ir kol aš jau net ir grįžtu freelancinimo keliu, aš kurį laiką irgi dirbau vienam projektą, ten kurį laiką padirbi, tada kurį laiką dirbi su atskirais klientais, tai labai daug visokių variantų susidėliojo, bet aš visą laiką galvoju, tai blogiausiu atveju, tai vis tiek rasiu kažkokį ten jau tą nuolatinį darbą ir kiekvieną kartą, kai jau ateidavo kažkokia man veikloji krizė ar kažkoks tai momentas, aš visą laiką klausdavau savęs, gerai, tai ar jau tas laikas dabar, kad jau gal man reikia grįžti tą jau samdomą darbą, aš atsidarydavau darbo skelbimus ir galvoju, kur čia man aplikuoti. Ir labai daug darbų, aš tiesiog net nenorėdavau aplikuoti ir aš suprasdavau, kad vis tiek tai, ką darau,
man patinka labiausiai ir aš pasistengsiu dar labiau atrasti būdų, kaip man padaryti, kad aš neįčiau ten, kur aš nenoriu dirbti. Ir aš eidavau dirbti arba, aš nusiųsdavau kokias aplikacijas tik į tokius darbus, kur aš tikrai noriu dirbti ir tikrai noriu aplikuoti arba tikrai noriu bendradarbiauti. Ir nes toks man atsirado mano vertybė nebeišduoti savęs, nei už daugiau pinigų, nei už kažkokį ten reputaciją, ar kad aš čia dirbsiu kažkokį didelį vardą turinčiai kompanijai, nes gal aš jau esu kažkaip praėjus tą etapą ir tai man nebėra taip svarbu, kad ne tie vardai, ne tie išoriniai kažkokie dalykai, kurie ant CV atrodo, bet tai, ką aš kuriu, man labai svarbu yra kūryba ir tuo, ką aš dalinuosi ir kad ta prasmė, kad aš matyčiau prasme tame, ką darau. Tai jeigu aš ir dirbčiau kažkam kitam, kad tai būtų kažkas prasminga, kad tai būtų kažkas gerinančio žmonių gyvenimus, kad tai būtų įdomu. Tai va, tai aš kažkaip vadovaujuosi šitą vertybę ir kai aš pradėjau savo veiklą, tai aš nieko nežinojau, ką daryti. Ir aš galvojau, tai darysiu kažkaip, kaip išeis. Tai ir ten tą darysiu. Ir aš atsimenu, pasiskelbiau kažką Facebook'e, kad aš gal kuriu socialinius tinklus, man atrodo, aš galvoju, gal aš galiu administruoti socialinius tinklus, mano galva, tokia pirma idėja. Ir iš karto atsiliepia žmonės, sako, tai čia reikia pagalbos su socialiniais tinklais, čia gal padėsi, nors aš visiškai niekada to net nebuvau niekada dariusi. Ir tada aš galvoju, tai kaip išsipildo, kai mes žengiam žingsnį, tiesiog atnešam į tą išorę ir sakom, gerai, tai va, aš noriu čia pabandyti kažką daryti. Ir tada kažkaip atsiranda tie dalykai, kur užveda ant to tolesnio kelio. Po to aš ten supratau, kad aš nenoriu administruoti socialinių tinklų, čia visai ne mano dalykas yra. Ir aš to vėliau nedarysiu, bet kartais gal reikia tai biškai paragauti, pasibandyti ir sakyti, gal čia tas netinka, gal čia tada ateis kita idėja, gal kitas. Ir taip pat ieškoti įkvėpimo kituose žmonėse. Vat kažkokie žmonės, kurie įkvėpia arba kažkokio srity, kur galbūt kažkas domintų, ieškoti ir mokytis iš jų. Tai tas labai padėjo, nes aš tada supratau, kad aš noriu kurti brandus, vizualinius identitetus. Ir aš tada pradėjau ieškoti, kas mane galėtų būti mano mentorius šitoj srity, nes nors aš turėjau dizaino įgūdžius, aš visiškai nežinojau, o ką man dabar, kaip čia tų klientų ieškoti, koks yra procesas, kaip čia dabar, kaip čia pašneki su klientu, labai daug padėjo tų tokių iš savo patirties, grinai, kaip būti tam versle, kaip būti tam versle, užsitvirtinti, tai tas labai irgi padėjo. Ir po to irgi, aš kadangi dirbau su projektu, irgi management labai nemažai, tai po to atsirado galimybė būti ir komunikacijos projektų vadovė ir irgi apjungti visas savo sritis. Ir aš tada supratau, ant kiek mes galim būti lankstus ir mokytis ir apjungti savo skillsus ir praplėsti ir patobulinti. Tai nereikia nuo pat pradžių jau žinoti 100%, kad aš čia tikrai viską žinau, kaip daryti. Nes tai yra, mes negalim visko žinoti tik pradedami. Tai va. Taip. Va bank eini ir tada žiūri, ar sueina ar ne, nes irgi būdavo viena labai stipriai nuvertindavo save ir sakau, braliu, jeigu tu matai darbo skelbimą ir tu matai, kad tau viskas kaip ir tinka, bet pamatai porą eilučių, kad tu nemoki ir iškart, ne, aš nubraukiu. Ir aš tada prisimenu, mes kartu mokėmės dar tada ekonomikoje, tai aš dar visai pradžia visako. Ir po to jau po 3 metų jinai jau ir papasako istoriją, sako, čia tu tame momente įkvėpiai, sako, aš ėjau, kaip tu sakėjai, jeigu 2 eilutės nemoku, aš vis tiek einu, vis tiek aš noriu, Ir jinai gavo darbą, buvo Metsasutė, po to baigė su ekonomikos, tada į krašto apsaugos ministeriją, tada išvažiavo į Washington DC, tada jau vyras paskui ją važiavo, o ne prieš tai tenai vyras tiesiog nelaikė jos netgi vertinga kažko tai. Ir prašau, kai tikėjimas, užtikrintumas, ėjimas, jisai atveria visus kelius. Absoliučiai. Tai va. Ta baimė, aš baimiai iš Mary Morrissey supratau, kaip su jie elgtis. Kai šneka tą kritinę pusę, sakai, ačiū, kad pasidalinai, ačiū, po 8 valandų mes pašnekėsim. Ir
Taip, Viskas. tai yra visą Tu laiką įlįsti darbas į su save, savim. kur tau atrodo nuduoda kaip ir įspėjimus kažkokius, tai kad žinai, va čia gali slysti, čia tau, va taip, anaip, trečiaip. Ir okei, girdžiu tave. Ir varai, po kokiam 8 valandų, kai tu pasišneki vėl, ai, čia buvo kažkokios baimės, ne? Ta prasme, nes jau jų nebeliko. Tai va. Ir dar kviečiu, jeigu apninka kažkokios baimės, abejonės ir klausimai, tai rašykite į autentiškos veiklos grupę. Ir čia yra labai palaikanti bendruomenė, irgi merginų ir moterų, kurios turi savo veiklas, turi žinių, turi patirties ir tikrai gausit labai daug palaikymo, tikėjimo savo idėją, patarimų kažkokių, tai tikrai drąsiai galite rašyti bendrai į grupę ir mes tikrai labai džiaugtumėmės, jeigu galėtumėm atsakyti į kažkokius panašius klausimus ar baimės ar dar kažkokius dalykus. Arba galite prisijungti ir prie mano mentorystės, kuri prasideda kitą savaitę, taip pat irgi labai kviečiu. Tai Tačiau klausimą, ar ne, kad neklausimą teigimą, kad nuvilsi kitus, tai čia yra jų problemos. Aš visą laiką sakau, yra 3 darbai. Dievo darbai, kitų darbai ir tavo darbai. Jeigu tu rūpinsies, kaip kitas, antiek stipriai rūpinsies, kaip kitas jausis, gyvensi jų gyvenimus, nes fokusas bus apie jį, bet jį nuvilsiu, ar ją nuvilsiu, ar dar kažką, o tai kas gyvens tavo gyvenimą, jeigu tu gyvensi kitų. Kaip kitas jausis, tai yra jų reikalas. Katie Byron, mylėkas yra labai, labai stipri. 4 klausimais, kaip susitvarkyti savo chaosą galvoje. Jo, ta nuvilti kitus yra labai didžiulė baimė ir mes nuo vaikystės esam tokie, kaip ir auginami, nenuvilti tėvų, gauti gerus pažymius mokyklai, bent jau mane taip augino, kad tik tai, kažkaip, kad kiti būtų patenkinti ir po to mes, kažkaip turim gyventi su ta programa, visą laiką su kažkokia baime, kad kažkas atstums, kažkas nusivils, kažkas tai irgi bus nepatenkintas ir taip toliau, tai visą laiką ir dar labai yra faina Mel Robbins, dabar yra daug YouTube video apie jos tą pasakymą let them, leisk jiems. Ir ten irgi yra tokį papaišius piešinuką, čia yra visas kitas ir vienas taškiukas, sako, čia esi tu. Tai va čia, ką tu gali kontroliuoti, o va šito visą tu negali kontroliuoti. Tai tiesiog leiskim būti ir koncentruokis į save, į save koncentruotis. Ir tai, jeigu yra baimė nuvilti kitus, tai gal irgi galima paanalizuoti, iš kur ta baimė atsiranda, kodėl tu juos nuviltum, kas galėtų atsitikti, toksai, tiesiog į savo vidų pasižiūrėti ir į tą pačią baimę pasižiūrėti, kodėl jinai yra. Man atrodo, dar porą klausimų buvo. Ar tinka tavo kursas, jeigu neturi aiškios... Apie mentorystę aš Jūratė tada parašysiu gal atskirai ir įmesiu nuorodą po šitų laivų ir Svajonė, aš irgi tada noriu paprašyti, tu gali irgi įmesti nuorodą, kur tave rasti, ką tu darai ir galbūt iš tų, ką čia minėjai, kažkokių dalykų vardų, kas galėtų būti naudinga irgi pasidalinti. O šiandien tai tada jau viskas. Manau, kad gal reikėtų jau šitą labai įdomų pokalbį pabaigti. Labai ačiū, kad prisijungi, labai įkvepiantis pokalbis, manau, labai motyvuojantis, norėti daugiau, siekti daugiau. Tai labai ačiū tau, kad buvai čia su mumis ir dalinaisi. Pakvietei. Tikrai. Gal kažką dar pridėtum pabaigai nuo savęs? Drąsiai svajokim. Drąsiai svajokim. Kalbas, tai prašom. Tikrai. Gerai, linkiu didelių svajonių visiems ir ačiū tau. Iki. Iki.